Panevėžyje veiklą vystanti Norvegijos kapitalo metalo konstrukcijų ir jų dalių gamintoja Norak numato atleisti 32 darbuotojus, skelbia užimtumo tarnyba. Kaip eltai nurodė tarnybos komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė, šiuo metu įmonėje dirba 203 darbuotojai. Įmonė planuoja atleisti 6 plytelių klijuotojus, 5 staklininkus, po 3 apdailininkus, krautuvo vairuotojus, medžiagų komplektuotojus, apskaitininkus, santechnikus ir kitą. Bendrovė nurodė sutartį su darbuotojais nutrauksinti savo iniciatyvą be darbuotojų kaltės dėl vieno iš produktų gyvavimo ciklo pabaigos. Spalio 5-6 dienomis minint pagyvenusių žmonių savaitę, senjoro organizacija kviečia visuomenę prisijungti prie iniciatyvos Dovanok senjorui pokalbį. Akcija siekiama atkreipti dėmesį į vienišumo problemą. Šių dienų dovana – gyvas valandos trukmės pokalbis senjoro namuose. Akcijos metu senjorus bus galima aplankyti įvairiuose Lietuvos kampeliuose. Siekiant užtikrinti senjorų patogumą ir saugumą, vizitai vyks tik nustatytomis valandomis, kai pas senjorą bus jį lankantis socialinių paslaugų darbuotojas. Visus norinčius padovanoti senjorui gyvą pokalbį akcijos iniciatoriai kviečia registruotis telefonu +370 652 67 469. Panevėžio miesto savivaldybė tęsia darnaus ir saugaus judumo skatinimo kryptį. Mieste planuojama rekonstruoti dar vieną strategiškai svarbę šviesoforų reguliuojamą sankryžą. Artimiausiu metu bus pradėtos viešųjų pirkimų procedūros Stoties, Pušaloto ir Marijonų gatvių sankryžos rekonstrukcijos projektui. Sankryža šiuo metu yra prastos būklės, dėl riboto matomumo joje fiksuojama nemažai eismo įvykių. Savivaldybė priėmė sprendimą rekonstruoti sankryžą į žiedinę, kuri laikoma saugesnė ir efektyvesnė transporto srautų valdymo priemonė. Nuo spalio 1 dienos aplinkos apsaugos departamentas pradeda kasmetinę akciją Garažiukas, kurios metu pareigūnai tikrins įmonės ir asmenis, remontuojančius ir ardančius eksploatuoti netinkamas transporto priemonės. Pasak departamento, akcijos tikslas – šviesti, konsultuoti bei teikti rekomendacijas fiziniams ir juridiniams asmenims dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto veiklos aplinkosauginiais klausimais. Akcija tęsis iki gruodžio 31 dienos. Praėjusiais metais per akciją iš viso buvo patikrinti 166 ūkio subjektai, 41 nustatyti pažeidimai. Panevėžio miesto savivaldybė kartu su viešąja įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra pasirašė projekto šiaurinėje ekrano marių pusėje esančios teritorijos atgaivinimą sukuriant rekreacinę erdvę sutartį. Įgyvendinant projektą bus sukurta kompleksinė rekreacinė infrastruktūra, įrengta maudymosi zona su smėlio paplūdimiu, pėsčiųjų ir dviračių takai, poilsio aikštelės, pritaikytos ir žmonėms su negale, vaikų žaidimų ir lauko treniruoklių zonos, paplūdimio tinklinio aikštelės, terasa marių krante bei pontoniniai tiltai. Taip pat numatytos automobilių stovėjimo vietos, gelbėtojų ir sandėliavimo patalpos, dušai, tualetai, persirengimo kabinos ir kita. Projektui įgyvendinti skirta daugiau kaip 2 350 000 eurų. Didžiąją dalį 2 milijonus sudarys Europos regioninės plėtros fondo lėšos. Likusi dalis Panevėžio miesto savivaldybės biudžeto įnašas. Projektą ketinama įgyvendinti per 2 metus.